Labą dieną visiems. Tai kon sveikinamės iš Triušyno. Turėjom šiokių tokių naujienų. Nu, nebijokite. Turėjom vėl patelį su jauniklės. Nu, pasirodyk. Jau parodysim, ką atrodo. Dabar čia jau į 4 gal deinų. O šitą lizdę. Kiek čia mes turėjom, manau. Turėjom vaizdo 3, 4, 5, 6, 7. Nu 8 liktai ir vaka. 8 vaka. 4 parų. 2 patelės buvau sukergęs, bet nesusikergė. Tai šitą pakartotiną sukergiau. Kažkodėl nesusikergė. Ir kita patelė buvo sukergta. Irgi nepavyko susikergtina. Tai dėjom pakartotiną prieš 5 dienas. Nu, liktai vėl kergėms atrodo normalus. Matysim. O tas susikergė iš pirmą kartą. Tai labai įdomi. Kodėl čia tep? Nu, da, turėjom iš praeitos vados. Gegužės 15 bus 5 mėnesį. Nu, šitą į patelę. Dar nepardauta. Patinėlis yra da. Irgi. Artėja prie 5 mėnesių. Įdavė vieną patelį kažkur ir. O, čia davė vieną patelį. Jau 3 stombi, 5 mėnesių. Už poros mėnesių jau pilna galės kergti. Ką bus 7. Pavasarį šanų turėjau 17. 3 vadų. Tai bet turėjom 3. Tai 14 pardavėm. Visai nebloga pavasarčians perka, kadangi tų porėlių jai padaryti negiminingų. Nemažai išvežė. Kaip sak, čia aplink Žemaitėjans. Kretingą, Klaipėdą, Reitaus, Seda. Čia biškai paplėta, nu. Tai va, jeigu da kas norit, galit kreiptis manėm susirasti. Įdėsiu į aprašymą telefono numerį. Jei kas nori da šitą porėlį negiminingą gal padaryti. Arba 2 patelės. Į patinėlį atskirą, kas norės. Tai va teik. Biški tokių naujienų. Un ta mama šitą puikiausiai atsivedė, susitvarkė. Suvakas. An ir antrą vadą natikta. Labai rūpestingai gali pamatyti palei pūkų kiekį, kiek ir prisipešęs pūkų. Labai liuks. O jau šitą gosden, kad tipo nieks prie vakų nelystų. Tai va, viskas kol kas kapinė bloga. Sutriušęs. Pavasaris, tai kas norit, galit kreiptis. Įsigyti. Naujienų pasavis. Šiemet nemaža buvo, kad į kažkad laikien. Ir sugalvojai auginti vėl. Tai liuks, kad žmonės grįžta prie triušių. Viskas gera. Tai va teik, šito mona Triušyną. Toks naujienas, kadangi dabar šilumos šitą gavom, jau įžulė prasidės neužilga.
Dar gal biški palys, pradėsim žulės dauti. Da kol kas einu šeram. Grūda. O šitą ubelų šakas buvau. Matot, kaip nugriauž. Kai karis nugriauž, kai karis ne. O taip, šitą dauti su karpa gabaliukas. Įenas puikia. Puikia nužeiven. Vis šitą gražiausia ir nuvalyts. O ton medį šitą gali atsirinkis per pus persipjojus. Išdžiūsi gali naudoti rūkimo. Žuvį rūkyti, mėsą, ko nors. Obelis puikia tinka. Kas geriausia šitą nuvalyti žeivenį pačiam ruošti. Sakvein pliusą. Tai va, tokiai dalykėlė. Iš triušyną. Pavasarį startavo. Dar drėgmės biškį reikėtų. Koks šį metą planas? Reikės 6 sarus užsisėti. Liucernas daugiametis. Kadangi laika laisvo žemės prie bulvių, tai reiks užsisėti liucernas. 6-7 sarus siena visai liuks kaip triušiami geras pašars. Jis labai patinka, maistinga ir baltyminga. Nu, tai užsisėsiam liucernas, reiks sėklas nusipirkti, užsiberti ir užsėti. Turėsim pašarą. Aš jau buvau sėjęs prieš 4 metus, tai dabar jau parėtėjusiena, bet ten buvau maišyti su kitžuolį, bet ten dar yra. Dar yra, nes dabar žiūrėjau, žulė kokių 3 cm yra 4, o liucerna jau vis apie 10 cm man aug geriau, nes kadangi šaknis yra ilgas. Tai irgi kas laiko triušis, nebijoti atsinaujinti. Peivu, liucernas pabandyti, pamatysit, kokį ir naudą, kaip triušės skaniai valga. Įvy labai geras pašars. Tai va, tokie dalykai. Pasirodom, kada laikom, kada esam. Kunda naujienų buvo iš redakcijos Kombin ūkininko patarėjos, kaip sak žurnalistai. Biški interviu paėmė. Kažkaip manėm susirado, kad aš vienintelį Žemaitijo auginu veislinius triušius veislyną turiu. Tačiau davėm interviu. Gali susirasti. Ūkininko patarėjas, dar pirmininkas davė interviu asociacijas. Irgi savo išvalgas apie triušius. Apie veiklą mūsų, ko mes ten, koks tikslas asociacijas ir. Tai va, jei kas kon norat, galit kreiptis, bandyti stoti, auginti veislinį medžiagą. Kaip sak, plėsti rek triušininkystę Lietuvoje. Daug kas sąlygis to, tik tą stoko norą ir pradėti drąsos trūksta. Tai va, jei kas kon sugalvojate, galite susirasti, ten aš esu pasidalėjęs savo kanale ir tą LVTA puslapis. Ten į kontaktą. Jei kas sugalvojate, galite kreiptis. Tai va toks video trumps. Ikon, dėkau, kad žiūrat. Palaikinam kanalą, pasubscribinam. Kaip sak, kad biški praplėsti akiratį, kad žmonės irgi matytų. Kad ir tokių, kad reaugien. Kažkas naudingas informacijas biški stengiamės paduoti. Ai, dar neminėjau, triušis jau vakcinavau. Dar gali parodyti, su kokia vakcina. Čia dabar aš suvakcinavau. Va, Miksoren dabar ir suvakcinuoti triušę. Po 2-3 savaičių pakartuosiam vakcinavimą. Tai bus su Pastorin Marmix dar. Čia buvo vienvalentė vakcina, da paskiau dėsiam su dvivalentė. Ir tada jau bus, galim sakyti, 100% imunitet susidarys. Triušė turės atsparomą nuo tų galimų užsikrėtimų miksamatozė. Tai va, kaip sak, vieni skiepia, kiti ne, visi renka savo kelią. Aš tai renkaus vakcinacijos kelią, nes įsileisti užkratą į triušyną, pats žinot, kol baigas. Vis triušė tuomet.
gal užsikrėsti, kit nešiutojas tapti, tai tuomet ir didelį nuostolę, kad to išvengti, reikia taikyti vakcinavimą. Tai va teik. Ačiū, kad žiūrat. Ir iki kitų video. Gal kietai kelsiam, kad tos patelės atsives. Arba dar kažkas naujo įvyks. Tai teik. Kas esti iš Klaipėdos. Gegužės 90 bus edukacinė parodėlė Akropolėje. Tai galite atvykti. Man kolegas dalyvaus, aš pats nebūsiu, dirbu. Bet galite atvykti, pasikalbėti, pažiūrėti triušis, kokių įvairių veislių bus. Pasikalbėti, kam triušė duomen, kas turi klausimų, visą laiką atsakys, patars kažkon, palei savo galimybės. Tai va, ačiū ir iki.